Nuo pat pradžios pradėkit žiūrėti. Pradėkit žiūrėti, kaip Ukraina buvo iš tikrųjų ruošiama šitam karui. Kaip Ukraina išėjo į tą karą, kur kepurėmis galvojo užmėtys Rusiją ir panašiai, ir kaip buvo Rusija įvesta į šitą karą. Jūs pamatysit, kiek tai yra labai geopolitinis plonas, taip sakant, toks žaidybinis variantas, už kurio stovi pakankamai rimtos figūros siekiančios savo tikslų. Ukraina yra nusamdyta valstybė kariauti su Rusija. Ji nekariauja dėl savo laisvės, ji nekariauja dėl to, nes paprasčiausiai dėl laisvės kariauti nereikėjo. 2014 metais dėl kokios laisvės, atvirai kalbant, šiai dienai turėjo būti vykdytas perversmas. Ir kai dabar nori užbaigti, atvirai kalbant, visą šitą situaciją, kalbėkim paprastai, lyg tai Ukraina nori karo. Kokio velnio reikia vėl pakartoti radai tai, kas buvo pakartota 14 metų vasario mėnesį. Kai tik tai buvo Janukovičius nustumtas nuo valdžios, kitaip pasakius įvykdytas perversmas, koks pirmasis įstatymas buvo priimtas? O pirmasis įstatymas buvo labai paprastas. Tai yra rusų kalba, įstatymai, kurie numatė, kad rusų kalba yra tam tikrose regionuose, ten, kur dominuoja rusakalbiai, yra antroji kalba valstybinė, visa tai buvo atsakyta. Dabar lygiai taip pat, ką tik visiškai nesiniai Rada patvirtina dar kartą. Pagal Europos chartiją visos, kalbėkim taip, kalbos turi būti, kaip, jos turi būti saugomos. Rada patvirtina visas kalbas, kokias yra pasaulyje. Kalbėkim taip, aš taip humoro formai sakau, išskyrus rusų. Ir vėl metamas tas pats šaukštas, kada valstybė Ukrainos, kuri buvo sukurta iš tikrųjų 18 ir vėlesniais metais, nepradėkim, man tik tai nepasakokit tų pasakų, kad buvo ukrai, kurie iškasė Juodąją jūrą. Tai čia, atvirai kalbant, gali pasaką sekti mažiems vaikams nuo 1 klasės arba nuo darželinukų, reiškia Ukraina. Kas klauso. Arba, sakykime, nepradėkim, kad ukrainiečiai kalbėjo, visa Ukraina kalbėjo ukrainietiškai. Ne velnio. Didžioji dauguma jos kalbėjo visą laiką rusiškai. Ir ypatingai pietryčių ir pietų. Būtent Ukraina. Ukrainiečių kalba buvo labai senėjus ir labai, taip tvirtai sakant, jau atsistojusi ant kojų, ne kur nors kitur vakarų Ukrainoje. Kai tu visą tą sudedi, tu supranti, kad vėl bandoma bet kurią kainą išlaikyti Ukrainą karo frontuose, kad nors frontai, iš tikrųjų traška ir braška. Ir be NATO įsikišimų, negali būti sulaikyta Rusija Ukraina. Pats karo pradėjimas, pats karo atėjimas ir panašiai taip toliau buvo, negalėtų laimėti karo, kad ir kiek tu bebūtum pakankamai galinga ir kiek tavo užnugarį bestovėtų technologiškai išsivyščios valstybės, jeigu tu konvencinio karo prieš branduolinę valstybę, negalėtų jo laimėti, taigi pati pradžia tai yra tokia. Ir provokuoti tau ją, tai yra, girto zuikio svajonės. Aišku, aš suprantu, Jungtinė karalystė visados buvo labai galinga, jin įtakojo būtent daugelį dalykų tiek mūsų, Baltijos šalių, tiek Ukrainos. Aš suprantu, tai yra labai galinga savo slaptosiomis tarnybomis. Tais aš ne veltui pradėjau kalbėti apie masonus, ar ne? Apie tai, kad yra tam tikros struktūros, kurios, gauna paramą iš fondų. Fondai priklauso, sakykime, Mi6 arba kokiam nors iškaite USAIDui buvo, taip toliau. Kiekviena didelė galia stengiasi sukurti tinklinę struktūrą globalę, kad galėtų įtakoti ir valdyti kitas šalis. Mes su jumis, lietuviai, pavyzdžiui, mes negalim sukurti tinklinės, nes mums neužtenka pinigų. O, sakykime, Jungtinė karalystė nuo seno tai darė. Ten yra tradicijos, ten yra gebėjimai nuo seno. Jūs pasižiūrėkit 16, 17, 18 amžių. Juk jie nuo piratavimo laikotarpio, nuo Elžbietos I, jinai prasideda tas įtakos, skverbimasis įtakos iš tam tikrų būtent grupių.